Tai miškasodis vienas pagrindinių miškininkų darbų, kuriam miškininkai skiria labai daug savo laiko, atsakomybių ir dėmesio. Ir jau kelintus metus iš eilės organizuojame nacionalinį miškasodį, kuris sukviečia vis daugiau gamtos ir miško mylėtojų, kurie nori prisidėti prie miškų gausinimo ir mūsų miškų krašto gražinimo. Tai labai smagu susipurti šiandien su ir ministrais, ir nevyriausybininkais, ir mokslininkais, kurie dirba su mišku kasdieną, ką jau kalbėti apie urėdiją, kuri aplink visą Lietuvą šiandien sodina. Tai malonu, kad pirmais metais pabandžius, antrais metais dar labiau užsinorėjo ir ištisi įmonių kolektyvai, organizacijų kolektyvai, Rotary klubai susibūrė miško sodinimui. Gamtos mylėtojų skaičius auga ir šiandien visoje Lietuvoje mūsų visuose regioniniuose padaliniuose pasodinsime daugiau negu 800 hektarų miško ir bus pasodinta 2,8 milijono medelių, kaip mes skaičiuojame, kad po vieną naują medelį kiekvienam Lietuvos piliečiui. Turbūt nieko geresnio gamtai negali padaryti, kaip tik tai padėti neapsišiukšlinti ir padėti greičiau atsigauti. Emocijos puikios, tikrai nuostabios ir turbūt dėl to, kad prasmingą dalyką darai, jauti, kad prisidedi prie to, kad ir vaikai, kurie užaugs, turės daugiau galimybių mėgautis švariu oru, švaria gamta, nuostabiais vešliais Lietuvos miškais. Miškų sodinimas yra toks kaip bendradarbiavimo aktas, man atrodo, labai svarbus. Ir man atrodo labai svarbu, kad žmonės įsitrauktų ir tiesiog pats jau pabuvimo momentas gamtoje. Pamatyti, kad ta 2 metų pušaitė kaip kopūsto daigelis atrodo, jai užtrunka augti 2 metus.